Ką tik diskutavome su savo kolegė, ant kiek yra iš tikrųjų moterų, kurios nenori priimti savo nuomonės, klausosi tik tai vyrų nuomonės. Moteris pasidarė savo 2 vaikams 22 metais sutartis kaupimo kartu su draudimu. Šiandien yra jau 25 metai. Praėjo 3 metai, reiškia, kad sutartis jau yra apmokėti administraciniai didieji mokesčiai. Moteris nusprendžia nutraukti sausio mėnesį tų 2 vaikų sutartis po 3 metų. Sako, man neleido vyras taupyti, pasakė, tau nereikia. Jūs įsivaizduojat? Ir ką moteris daro? Jinai nori nutraukti sutartis. Kodėl? Todėl, kad jos vyras pasakė, kad reikia tą padaryti. Mano mielos mamos ir moteris, o kur jūs esat? Kur yra jūsų nuomonė? Nejaugi visos aliai vienos žinote visą savo gyvenimo istoriją į priekį ir esate ekstrasensės, kurios numato ir žino, kad gyvensite laimingai, turtingai, turėsite tiek pinigų, kai vaikams bus 18 metų, kad užteks susimokėti mokslam, kad pinigų jums niekada netrūks, kad vaikai, kai susižalos ir gaus kažkokią tai traumą, jums visiškai nei 1 cento nereikės gauti išmokos, nes to tiesiog nereikia, nes vyras tą pasakė. Ir kad visada jūsų vyras bus su jumis. Ir varge